Ar žvejyba magnetu gali būti pavojinga? Žvejyba magnetu gali būti pavojingas pomėgis, ypač jei nebūsite atsargus. Štai keletas iš daugelio būdų, kaip galite susižeisti ar net žūti žvejodami su magnetu. Didžiausią pavojų kelia nesprogę užtaisai. Vakarų Europos ir Jungtinės karalystės vandenyse yra labai daug nesprogusių sprogmenų. Dauguma jų, jei ne visi, yra iš Antrojo pasaulinio karo laikų, įskaitant bombas ir dažniau granatas. Paprastai jie būna gerokai suirę, todėl juos atpažinti nelengva, tačiau jie vis tiek yra sviediniai ir ypač pavojingi. Metaliniai daiktai gali būti aštrus, todėl kad išvengti įsipjovimo ir nepasigauti infekcijos patartina mūvėti pirštines atsparias įpjovimams. Pirštų prispaudimas. Žvejybinis magnetas gali būti įvairaus stiprumo, bet kelių šimtų kilogramų traukos jėga yra gana vidutinė. Niekada nekiškite rankos ar pirštų tarp magneto ir metalo. Žinoma, žvejyba su magnetu vis dar yra nuostabus ir smagus hobis. Tiesiog žinokite apie pavojus ir viskas bus visiškai gerai. O čia galite pasižiūrėti, kaip man sekėsi žvejoti su magnetu.